Sveiki. Ką tik buvo verbų sekmadienis, ši savaitė yra didžioji savaitė, ar ne? Ir netrukus sekmadienis, Velykos ir po to mažosios Velykėlės, ar ne? Gamta pabunda ir mes šiandien simboliška, kad esame viešoje įstaigoje Taikos kelias, kur žmonės bando atsistoti po to, kai pasiekia dugną savo gyvenime, ar ne? Bando išsivaduoti iš priklausomybių, vieni vaduojasi po to, kai susiduria akis į akį su mirtimi, kiti kada įrodo tai, kad to reikia artimieji ar ne, ir taip toliau. Istorijų daug, visos skirtingos ir tuo pačiu labai panašios. Visas istorijas jungia vienas žodis ar ne, priklausomybė. Su manimi yra Roneta Masiliūnienė, direktorė. Roneta, kas čia vyksta po šituo stogu? Tai sveiki, mėly žiūrovai. Man labai malonu, kad mes šiandien sulaukiam tokių svečių. Lijana, sveiki jums. Tai kas pas mus vyksta? Pas mus vyksta atgimimas, kūryba ir žinoma kelias į blaivybę, ėjimas link jos per paprasčiausius buitinius darbus, per pasitikėjimo savimi skatinimą, o konkrečiau tai labai paprasti dalykai. Bendruomenė padeda vieni kitiems veikti, naudodamasi darbuotojų, čia dirbančių specialistų konsultacijomis, užsiėmimais ir kitais metodais, kuriuos turbūt išradinėjam kiekvieną dieną. Ar sunku būti direktorė, nes keletas metų jau užėmė šitas pareigas, ar ne? Ir aišku, ne tik direktorės darbą atlieki, pati dirbi ir socialinė darbuotoja. Kuris darbas arčiau širdies ir kokių iššūkių tenka prisiimti, kad atlikti savo pareigas ir direktorės, ir socialinės darbuotojas? Labai sunkus toks būtų atsakymas. Sudėtinga būti direktorė, nesu tas žmogus, kuris linkęs vadovauti, neišskirčiau savęs kaip aiškaus lyderio, bet man patinka mano įdedamas darbas, širdis ir savęs realizacija šitame darbe, ne tik kaip socialiniai darbuotojai, bet kaip ir direktoriai. Tai augina mane kaip žmogų, nes kyla nemažai iššūkių tiek su paslaugų gavėjais dirbant, tiek bendradarbiaujant su kitom organizacijom ir netgi kolegų tarpe vis tiek iššūkių kyla, o aš kai tokia gana tyli, rami asmenybė, tai man tikrai, patikėkit, yra kur augti ir kur stengtis. Iššūkiai. Koks buvo pats sunkiausias pačioj pradžioj, kai atėjai dirbti? Gal prisimeni kažkokią istoriją, kuri niekada nepasimirš? Čia galbūt nebūtų labai tokia istorija, kuri kėlė iššūkį, tiesiog keista buvo pačiai priimti sprendimus. Dažniausiai su kolektyvu tardavomės, su buvusiu vadovu tardavomės, kažkokių sprendimų galbūt iš jo prašydavom, nežinau, galbūt reikalaudavom kartais, bet kai atėjo laikas pačiai priimti sprendimus tokius, kad ir dėl paslaugų gavėjų, tai buvo tikrai man iššūkis, nes aš tarsi norėdavau pabėgti nuo tam tikrų dalykų, nuo sprendimų, aš vengdavau juos priimti, tai teko išmokti. Reiškia, kaip asmenybė šitas darbas labai augina, ar ne? Taip, labai augina. Jūsų įdedamas darbas ne tik pačią augina, bet augina ir tos, kurie yra šalia, ar ne? 13 metų organizacija veikia. Gal nežiūrėkime prieš 13 metų, ar ne? Tai net nebejoju, kad tai buvo labai sunkus žingsniai į priekį, sunki pradžia, kai tavęs niekas nežino, niekas net neįsivaizduoja, kad kažkokiam Gargždžių kaime, ar ne, Juknaičių seniūnijoje galima gauti pagalbą, ar ne? Tikrai nedaug aš žinau, bet laikas bėga, žmonės aktyvus bando
įdėti savo širdis ar ne, ir savo pažįstamus, visus resursus, kuriuos tik tai gali, kad galėtų pasiekti tam tikrą rezultatą ar ne. Ir, sakykime, neimkime 13 metų, bet paimkim 5 metai atgal ir šiandien paslaugų gavėjų skaičius didėja, ar situacijos sudėtingėja, ar priešingai, šiandien galim sakyti, pas mus problemų mažėja, priklausomybių žmonių turinčių mažėja, mes gyvenam gerai. Aš gal pradėsiu nuo savęs, kai aš atėjau dirbti, pamačiau darbo skelbimą, tai tikrai net pati nežinojau, kad yra tokie centrai. Tai mano pačios toks susidūrimas buvo gana keistas, kad va tokia pagalba vidury laukų yra, bet mane tai nuteikė labai pozityviai. Ir aišku, aš kai atėjau čia dirbti, labai norėjusi viešinti, kas mes esam, ką mes dirbam. Ir aišku, buvo lyginant prieš 5 metus, paslaugų gavėjų skaičius buvo gerokai mažesnis, besikreipiančių irgi buvo mažesnis, per metus laiko apie 60-70 besikreipiančių ir gavusių galbūt paslaugas, o lyginant dabar, vidutiniškai per metus laiko pas mus paslaugas nuo 1 dienos iki metų, įvairių situacijų būna, gauna apie 100-120 žmonių. Tai skaičiai didėja, problema didėja ir dėja jaunėja. Ką reiškia jaunėja? Koks žmogus jauniausias yra kreipęsis pagalbos? Ar jis pats susiranda, ar artimieji jį paskatina ateiti? Dėl jauniausio žmogus kreipėsi, be jų pameluoti, tėvai ar vaikų namai buvo 13 metų, bet mes dėja negalime tokių jaunų žmonių priimti. Tai mūsų jauniausi paslaugų gavėjai yra 16 metų asmenys, o vyriausiam šiai dienai yra 63. Ir tai tikrai nėra riba, kada žmonės nori sveikti, keisti savo gyvenimus, nuo to tik džiugiau, kad vis dar tos vilties nepraranda. Nepasiduoda tai, kad mano toks likimas, aš mirsiu gatvėje pavartojęs alkoholio arba narkotikų, reiškia, bet jie ateina dėl to, kad pažiūri mirčiai į akis. Būna daug tokių situacijų. Būna įvairių situacijų. Vieni susiduria tiesiog su mirtimi, kai turbūt gydytojų pagalba iš jos išsikapsto. Vienus įpareigoja vaiko teisės dėl tam tikrų šeiminių problemų. Kitus įpareigoja teisėsaugos priimti sprendimai. Nežinau, kiek procentaliai galėčiau vardinti, kad žmonės sąmoningai suprasdami eina į sveikimą, į tą blaivybę, neverčiami išorinių veiksnių, bet aišku, pabuvę kažkurį laiką pas mus, jie supranta, kad tai, kas juos spaudė gydytis, tai yra dar geriausia, kas galėjo nutikti, nes kitu atveju gali numirti arba patekti į įkalinimo įstaigas. Tai čia toksai kaip tarpinis variantas, tarsi pasiekmę gauna, bet to pačiu ir išgelbėjimą. Kada rezultatą lengviausia pasiekti? Turbūt nėra lengva jokio rezultato pasiekti, bet lengviausia rezultatą yra pasiekti tada, kada įdedi širdį. Kada sukuri ryšį su žmogum, kada pasitikėjimą juo netgi demonstruoji, suteiki jam tą žinojimą, kad tu juo pasitiki. Tas pasitikėjimas kaip ir avansų duodamas? Taip, būna? Būna tokių. Nes iš tikrųjų šitie žmonės, kurie pas mus kreipiasi, jie ir taip yra skriaudžiami likimo, skriaudžiami galbūt artimųjų kalbų, kaltinimų ir panašiai. Ir jie jau pavargę ir patys ateina su tą nuostatą, kad mes nieko čia gero nebėra. Kad aš ten nevykęs, aš nesugebėsiu, aš per silpnas ir panašiai. Bet kai jam duodi avansų tą pasitikėjimą ir jeigu jie išpildo, tai jų savivertė ir pasitikėjimas savimi auga. Jie tada
pradeda noriai patys siūlytis įvairias veiklas, įvairius užsiėmimus jie netgi siūlo, tai mane tai džiugina. Bet jie ir labai mėgsta patys ir tos gerus darbus daryti. Prisimenu, kaip važiavom ir pas ukrainiečių vaikų, ir važiavom į bendruomenių tam tikrų renginius ir jūsų savanoriškai žmonės ir tas dovanėlės dalino vaikam ir tas bendravimas visą kitą įsiliejo į visą tai. Tai jiem yra svarbu būti reikalingais, matomais, įvertinamais. Žinoma, svarbu ir žinant galbūt visuomeniai dar vyraujančią stigmą dėl priklausomybių, juk jie tik yra linkę imti viską, bet neduoti. Tai mes savo tokiais renginiais, bendradarbystę su kitais stengiamės parodyti, kad nėra tie žmonės tokie blogi, kad ir jie gali duoti ir kartais netgi dar daugiau, turėdami mažiau. Situacija kokia yra su jų šeimom? Jie dauguma turi šeimas? Šiai dienai, imant paslaugų gavėjus, taip. Tai yra, kurie bendrauja su savo šeimos nariais, su žmonom, su vaikais. Turbūt mažesnė dalis paslaugų gavėjų neturi jokio artimo ryšio nei su tėvais, nei su broliais ar seserim. Bet būna situacijų, kada šeima pasako, mes tavęs susižadam, tu nebeegzistuoji. Kai vyksta konsultacijos su paslaugų gavėjais, su bendruomenės nariais, jie atveria kartais širdį ir taip išsako, kad jiem buvo tai pasakyta ir jie bijo kreiptis į savo artimuosius pagalbos, palaikymo, to jau kai padaro žingsnį, jais net, kaip pasakyti, nelinkia pasitikėti artimieji. Ir aišku, visiškai suprantama, kad pasitikėjimą pelnyti yra pakankamai sunku, prarasti lengva. Tiesiog artimieji taip pat išgyvena labai daug, ar ne? Iš tikrųjų, kitą kartą nežinai, kam lengviau, ar tam, kuris šalia, ar tam, kuris vartoja alkoholį arba narkotikus, ar ne? Nes būna juk ir situacijų, kai sako, aš noriu geri, noriu ne, aš ne alkoholikas, nors jisai per mėnesį, pažiūrėtum datas, kiekvieną dieną vartojas. Sunkus tas momentas, kad pripažinti, kad aš turiu bėdą. Dažniausiai žmonės čia jau atvyksta pripažindami, kad turi problemą, bet kaip ir kalbėjau, kad jie patiria tam tikrą spaudimą iš artimųjų, kaltinimus girdi iš jų. Tai va čia yra ta dalis, kada artimieji nesupranta, kad ir jie turi problemą. Ir kad sveikstančiajam neužtenka jam vienam visko keisti. Turi keistis visą aplinką. Sveikti turi abi pusės, realiai, ne? Galim sakyti. Ar mes nematom, kad yra momentas, kada mes matom problemą, kad jinai nėra gliaudoma iš abiejų pusių, kad turėtų būti kažkokia pagalba suteikiama ir tai šeimai, kuri turi tokį probleminį žmogų ir ar kažką galima čia padaryti, ar yra kažkur įstaigų, ar jie patys turi kreiptis, ar kažkas gali sakyti, ateikit, aš padėsiu. Mes dažnu atveju tikrai bendraujam su artimaisiais, patys inicijuojam darbuotojai skambučius jiems, bent jau informuoti, kur yra jų artimasis, kad kokios pagalbos jam gali prireikti. Bet labai yra džiugu tai, kad mes vykdome ES projektą Būk laisvas, nebūk priklausomas. Ir viena iš sąlygų to projekto yra artimųjų konsultavimas. Tai vadinasi, yra suinteresuotumas gydyti ne tik priklausomą žmogų, bet ir jo aplinką. Bet dėja ne visi kreipiasi. Ir, pavyzdžiui, yra tokių, kuriem paskambinus, jie sako, neskambink, man viskas gerai, jam yra blogai. Gal taip tiesmukiškai nesako, bet tiesiog trumpą informaciją sužino ir padeda ragelį. Ačiū, ar ne? Taip, ačiū, kad pranešėt ir tuo ir baigėsi. Jūsų įstaigos, sakykime, klientai, ar ne, taip turėčiau sakyti teisingai, ar ne, mėgsta ir savanoriauti. Ką šiandien dieną jie daro?
Šiandien dienai mums aktyviai bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto bažnyčia važiuoja padėti surinkti salės, kuriuose vyksta pamaldos, važiuoja padeda socialiniam verslui draugas draugui rūšiuoti prekes. Smulkiai nepakomentuosiu, nes aš čia, žinot, yra vyrų, kurie turi tai atsakomybę, ten jie ir tvarkosi. Tai aš gal į tai nesikišiu, bet žmonės labai noriai įsitraukia. Bet jie noriai važiuoja. Labai noriai. Ir kartais reikia mūsų pavyzdžio, paskutinis praeitos savaitės, mūsų čia turbūt simboliškai prieš verbų sekmadienį, buvo toks, kad mes gavome iš vienos Klaipėdos įmonės paramos augalais, kuri mums leido sukurti sodą. Ir labai džiugu, kad žmonės labai noriai sutelkia talką savanoriškai, atėjo sodinti, susikūrėm labai gražų alpinariumą ir visa tai vyko jų noru. Nes buvo paklausta, kas norit prisidėti. Ir prisidėjo praktiškai visi. Tai buvo labai... Čia kaip šventė jau realiai. Taip, ir taip simboliška, kad praėjus verbų sekmadienį, pirmadienį atėjus į darbą, praėjom kartu su žmonėm pro augalus ir sakau, žiūrėkit, sproksta pumpurėliai, tai jūs įsivaizduojate, sako, mes nematėm. Tai tas pokytis, kuris vyksta tuose mūsų žmonėse, kurie ateina čia, jie irgi nesimato, reikia atidžiai juos pažiūrėti, tam pajausti, kad pokytis matytųsi, o pokyčiai greitai neateina, mes jau patys tai žinom. Netgi patys, kol pasikeičiam, ar ne? Taip. O čia, kai žmogus įpratęs gyventi, kaip viena mergaitė sako, ar ne, man pavartoja, man yra taip gerai, taip lengva gyventi, tik tai, kai paklausai, atrodo tik tai tas trupinėlis gyvenimo dalies yra labai sunkus, o sunkus tik tas momentas, kol susiranda iš ko gauti tą dozę, ar ne? Bet po to jau viskas apsiverčia. Apsiverčia ir galbūt simboliškai man labai patinka simbolika, netgi mūsų pastatas, pati reabilitacijos, ar ne, buvo apleistas, kai pradėjo kurtis šitą reabilitaciją, bet žinant ir žmogaus gyvenimą, juk mes niekada nebūname iš karto apleisti, ar ne, mes augame, tai kaip ir namas atrodo, buvo pastatytas. Taip, rūpinamasi juo. Taip ir su žmogumi. Jis buvo aprūpintas galbūt meilę, draugais, socialiniu gyvenimu. Ir tada nieko neinvestuota, štilius ir jis apsileidžia. Taip, jeigu imant žmogų, tai galbūt skursta jo socialinis gyvenimas, nekalbant apie pajamas, o apie augimą žmogaus viduje. Jisai nebemato prasmės ir ieško kažkokio kito išsigelbėjimo alternatyvos. Tai ir tos paieškos kartais mus nustekena, iš jos tuos žmonės ypatingai, ir jie pasiekia dugną, ne? Ir jie kaip tas namas apleisti patampa, kol atsiranda kažkas, kuris mato prasmę ir gali pridėjęs rankas, pridėjęs širdį, puoselėti tai, gražinti, kurti ir viskas tvarkoje, atrodo, viskas kad ir taip gražu. Tas pats pastatas, ar ne, jis gali būti apleistas, vienas žmogus ateis ir sakys, ne, čia iš jo nieko negalima padaryti, jį nugriauti, nebent naują pastatyti. Kitas ateis ir sakys, ne, pažiūrėkit, kiek čia gražių raudonų plytų, žiūrėkit senoviniai ornamentai, ne kažkokie likę raštai ir taip toliau, ne, reikia išsaugoti, reikia atstatyti ir iš ten gali būti labai daug gražių dalykų padaryta. Tai lygiai čia kaip ir darbuotojo požiūris į tą sergantį, ar ne, irgi, jeigu jisai matys, kad jisai gali padaryti, jis tikės tom, ką gali padaryti, tas pastatas gali labai jau didelis ir gražus užaugti, ar ne? Tikrai taip, aš vieną tokią auksinę frazę, kuri yra mano kredo socialiniam darbė, aš girdau dar studijuodama, kada viena dėstytoja sako, žmogus gali keistis tol,
kol socialinis darbuotojas turi vilties. Ir aš visada turiu, atrodo, vilties, netgi kai atrodo, kitam gal atrodo, kad jos nėra, aš vis tiek bandau išvelgti tą švieselę tunelio gale ir tai veikia. Netgi ir vienas lašas vis tiek jisai duoda tam žmogui, kad manim kažkas tiki. Vadinasi, yra už ko kabintis. Tai vat mane Bet to optimizmo daug reiškia yra žmoguje. Vis tiek turi būti to optimizmo. Galbūt ne visada yra, Ar tai tik- aplinka gali suteikti tai, ar ne? Galima per pokalbius, per užsiėmimus, per bendruomenės narių kažkokius susirinkimus ir pastiprinimo vieną kitą to pozityvumo įkvėpti. Galbūt pats žmogus tuo metu nemato. Ir jis galbūt ne to, kad nemato, netiki. Jam gali atrodyti, kad aplinkiniai meluoja, kad jisai to nevertas ir taip toliau. Tai po kiek laiko atsiranda galbūt. Žinot, kai žmogus ateina po vartojimo, dažniausiai užtrunka bent jau 3 mėnesiai, kada žmogus apsipranta su viskuo, kada galbūt kūnas jau šiek tiek paleidžia tą cheminę medžiagą ir žmogus aprimsta ir čia turbūt ir dar per mažas netgi laikas. Bet socialinis darbuotojas ir daug ką mato, ar ne, ir visą tą procesą, kaip jis ateina, kai jis yra drebantis, kai jis visko bijo, nieko nenori, niekuom netiki, net pats savim netiki ir vėl tas pats priėjimas prie to žmogaus. Kaip Kartais būna, iš karto pajauti žmogų ir gali jam suteikti tai, ko jam reikia. O kartais ateina žmogus, kada net pačiam sunku surasti, ką jam pasakyti, kaip pradėti pokalbį, kaip užmotyvuoti, kokios priežastys jį čia atvedė. O būna tokių, kurie atvažiuoja labai pasitikintis, labai motyvuoti. Aš sako, čia būsiu, man čia patinka ir po savaitės laiko aš išeinu. Pasveikęs jau jaučiasi? Ar dėl to, kad jau... Tai jam kažkas nepatinka, jam per sunku, tai čia niekas nesupranta, na žinot. Vadinasi, tai nebūtinai turi būti tiesa. O gal dar nelaikas jam sveikti? Gali būti ir nelaikas sveikti, o kartais tiesiog organizmas vis tiek reikalauja tos cheminės medžiagos. Ir jį įveikia, jisai neatlaiko to spaudimo, kad ir kiek darbuotojai bandytų kalbėti su juo ir įkalbinėti, kartais mūsų darbo diena atrodo taip, kad atsiranda žmogus, kuris nori išeiti ir visas darbuotojų kolektyvas, 7 žmonės, bando jį įkalbinėti argumentuotai, dėl ko jam reikėtų čia pasilikti, visokiausių išeičių bando ieškoti alternatyvų, kaip tik išsaugoti tą žmogų ir jo blaivybę, kol praeis krizė, bet ne visada išeina. Ir visur yra pirmiausia savo kelią renkasi jisai pats sprendžia būti, sveikti ar tiesiog pasiduoti. Taip. Ko trūksta šiandien įstaigai? Šiai dienai įstaigai... Nežinau, stogo tikrai reikia. Stogo reikia, bet ne tik finansiškai mums stogo reikia, bet ir darbo jėgos, galbūt technikos, padedant tą stogą pakeisti. Trūksta reklamos, galbūt pačio žinomumo centro skleidimo, kiek galim mes tai darom patys. Bet norėtųsi to tokio, žinot, prestižo, kad visi žinotų tai, ko kelia. Nes tie, kurie žino, jie visada pas mus grįžta ir ne kartą. Ir netgi senbuviai labai mus džiugina, kai senieji reabilitacijos dalyviai grįžta pas mus ir puoselėja blaivybę ir savo ir darbų, ir tokią nematerialinę paramą, o palaikymo ateina pas mus, grįžta. Šitas labai svarbu yra. Ir žinoma, norėčiau pakviesti ir pasinaudoti progą, kadangi turim tokią galimybę, kad tie, kurie žiūri ir kuriuos suvirpins šis video reportažas,
būtinai kviečiu prisidėti ir paaukoti 1,2 procento GPM. Jūs paramos gavėjo statusą turite, taip, tai ir čia- nepamirškit, viešoji įstaiga Taikos kelias ir labai paprastas dalykas, net nepajausi, bet būsi padaręs labai gerą darbą. Taip, ir visada karma sugrįžta atgal. 10. Karmos taškai. Karmos taškai. Tikiu ir iš tikrųjų apie tai, kad grįžta tai, kuom tu daliniesi, ar ne, jeigu tu blogiu daliniesi, pykčiu daliniesi, tai tas pyktis irgi auga visada dvigubai, bet jeigu daliniesi meilę, ar ne, ta meilė, jinai iš viso mėgsta taip pasklisti, ar ne, ir tapti nugalėtoje, ir tie rezultatai tada daug didesni, geresni, ar ne. Ir kitas momentas, kodėl galvoju, turėtų prisidėti žmogus, jeigu jisai gali, nes jis niekada nežino, kada ta bėda gali pabelsti jo šeimos duris, jo vaikų, anūkų, ir kada gali tekti sakyti, gelbėkit, padėkit. Tai kas galit, prisidėkit 1,2 procento ir ačiū. Ačiū Jums.